Gaminame itališką skrebutį. Pirmiausia, pagaminkite paprikų aliejų. Į puodą supilkite saulėgrąžų aliejų, berkite paprikų miltelius ir įmeskite vieną nuluptą česnako skiltelę. Aliejų palengva virkite nedidelėje kaitroje, kol česnakas pradės čirškėti ir apskrus. Tada aliejų iškoškite ir palikite atvėsti. Pomidorų odeles įpjaukite kryžmai, nuplikykite juos verdančiu vandeniu, tada perliekite šaltu vandeniu ir nulupkite odeles. Pašalinkite pomidorų sėklas, o likusią standžią dalį supjaustykite kubeliais. Raudoną papriką apdeginkite virš ugnies arba 220 laipsnių karščio orkaitėje, tada merkite į šaltą vandenį ir nulupkite odelę. Pašalinkite paprikos sėklas ir supjaustykite ją kubeliais. Pomidorų ir paprikų kubelius sumaišykite su trupučiu aliejaus, smulkintais svogūnų laiškais, druska ir pipirais. Duonos riekeles patrinkite česnaku, o vieną pusę patepkite paprikų aliejumi. Mocarelą supjaustykite griežinėliais ir dėkite ant duonos riekelių. Riekeles sudėkite ant skardos ir kepkite 180 laipsnių karščio orkaitėje apie porą minučių, kol sūris suminkštės. Tada ant duonos uždėkite pomidorų paprikų salotų ir patiekite. Skanaus.